Influencerių reklama neveikia. Tokių žinučių gavau po savo paskutinio iššūkio. Todėl šiame video noriu pasidalinti savo patirtimi, kas man jau veikia ir kokias 3 esminės klaidas daro žmonės prieš užsakydami reklamą pas turinio kūrėjus. Esu dirbusi su dideliais profiliais, kuriant bendrus projektus ar atliekant paslaugą. Tai nebuvo reklama, bet kiekvienas iš jų man atneštavo po 1000 naujų sekėjų. Pavyzdžiui, iššūkis su Evelina man per vieną dieną atnešė 1000 sekėjų. Bendras projektas su Viktorija iš stiliaus klasės – 800 naujų žmonių. Marabel parduotuvės atidarimo video ir Gintarės pasidalinimas – apie 800 sekėjų. Kamilės stories pasidalinimai – apie 1000 sekėjų. Ir daugelis kitų, kurie dalinosi manimi, man atnešdavo tikrai įspūdingų rezultatų. Gavau ir labai tikslų komentarą po šio video, nes influencerių reklamoje reikia žiūrėti paspaudimų skaičių. Ir tai yra visiška tiesa, ne sekėjų ar pardavimų skaičių reikia žiūrėti. Žinote kodėl? Nes ne visa atsakomybė tenka tik reklamuotojai. Dabar 3 klaidos, kodėl reklama pas influencerius gali neveikti. Pirma, profilis ar paslauga nėra paruošta reklamai. Jeigu neturite aiškaus prekinio ženklo, slepiatės po logotipu, profilis neturi naudos, jums jinai nesuveiks. Žmonės per 1 minutę daro sprendimą apie jūsų prekį ir paslaugą. Antra, profilis atrodo kaip parduotuvė. Jūs tik parduodate, visas profilis tik prekės, pardavimai, akcijos be jokios vertės. Tokių profilių niekas nenori sekti. Net prekės ženklai parduodantis prekę gali suteikti žmogui naudą. Trečia, per sudėtingą pirkimo kelionę. Nėra patogaus apmokėjimo ar labai paini informacija neprives prie pardavimų. Influencerių reklama gali veikti, bet tik tada, kai tu pats prisiėmė atsakomybę už savo profilį ir jo turinį. Padiskutuojam, sutinki ar nesutinki, pakomentuok po šio video.